Tinklalaidėje Savanorio akiratėje kalbame su krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės žvalgu vyresniuoju leitenantu Šarūnu. Patyrė žvalgas į savanorių pajėgas po absolventų kursų, kuriuos baigė 2005 metais, susiklošius aplinkybėms atėjo į KASP. Vėliau baigęs įvairiausius civilinius ir karinius mokslus, karys savanoris įgijo aibę naujų kompetencijų. Vyresnysis leitenantas puikus pavyzdys kariams savanoriams, o ypač tiems, kurie tarnyboje nori patirti daugiau – tapti žvalgu. Kokie motyvai, Šarūnai, sakykite, prašau, 2004 metais, kai karinė tarnyba nebuvo prioritetas jaunuoliams, paskatino jūs ateiti į vadų kursus? Tai turbūt pagrindinis veiksnys arba įtakojanti asmenybė buvo mano toks vienas bičiulis Andrius, su kuriuo supažinau per kitą draugą universitete, ir jisai man daug gana pasakojo apie savanorius, apie jų veiklą, apie būtent specifinę veiklą žvalguose, žvalgybos padalinį. Tuo metu aš kaip ir neplanavau eiti į žvalgus, bet kaip ir norėjosi pajudėti kažkur tai ir patirti kažkokių kitų potyrių. Ko pasiekoje, bandžiau tuo metu užsirašyti į savanorius, bet vienokiais ir kitokiais, dėl vienos ir kitos priežasties to nepavyko padaryti. Ir tada tiesiog baigęs universitetą, mačiau, kad yra tokia galimybė bandyti eiti dirbti, bandyti tapti karininku, ir nusprendžiau pasiimti šitą kelią. Ir štai aš po kiek čia metų, 20 su viršų metų, esu savanorių tarnyboj. Taip, įspūdingi skaičiai ir pakankamai daug metų stažo. Sakykit, prašau, prisiminus pradžią, ar buvo sunku tas lūžis iš civilio į karį? Taip, faktas visą laiką būna. Tu būni prisižiūrėjęs filmų, viską žiūri nenatūraliai, ir ta tarnyba tokia pradžia būna biščiuka toksai šokas, galva nuskusta, dar tais laikais, kai buvo viskas skutama. Tas startas, dienotvarkė visa, kur tu, kai universitete mokaisi, viskas laisvai yra, o ten atsistoti turi į normalų režimą, į karišką režimą, ko pasiekoje toks šiek tiek lūžis turi įveikti, bet pakankamai greitai prisitaikai, nes ateini kaip savo noro, o ne per prievartą patenki tarnybą. Taip, bet prievolė atlikta, pasirengimas gautas. Aš manau, kad tai ne prievolė vis dėlto, tai pasirinkimas pačio žmogaus buvo, kad atlikti tą tarnybą. Tada tais laikais nebuvo tai labai populiaru, iš vis nebuvo tokio didelio poreikio, nes buvo gili taika, ko pasiekoje tiesiog žmonės norėjo save pasibandyti. Koks jūsų kelias, prisiekus, tapus karininku, buvo į savanorių pajėgas? Ir vėlgi, ne taip paprastai tapus karių savanorių tapti žvalgu. O gal buvo kitaip? Praskleiskite šitą paslapties. Tai tarnybos tas kelias toks buvo toks šiek tiek, manyčiau, chaotiška pradžia. Pradėjom realiai nuo to, kad aš atėjau į 801 kuopą, tuo metu buvo CIMIKas, dabar yra vadinasi nekinetinių operacijų kuopa. Ko pasiekoje nieko neturiu prieš juos, tiesiog toks iškilo poreikis pasibandyti save daugiau arba plačiau, ar ne? Tai daugiau būti ne ta veikla, kurie užsiminėja, bet užsiminėti pakankamai tą veiklą tam taktiniam lygmenyje arba ten žemės. Ir ko pasiekoje, mano vienas iš bičiulių, kaip ir minėjau pradžiai, kuris turėjo pakankamai daug įtakos, jisai persidėjo iš kitos rinktinės į Vilnių, kadangi Vilniuje gyveno, ir mes kartu ėjom iš žvalgybos būrį. Ar atranka buvo? Jeigu buvo, ar sudėtinga? Dabar dėl atrankos, tai faktas buvo. Jam nebuvo, kadangi jis jau senas žvalgas ir jisai buvo praėjęs visus tos etapus. Man buvo. Palyginus šiuolaikinę atranką ir tada. Tai buvo sunkiau, lengviau. Tai buvo visiškai kitokia. Šiuo metu mes esame daug stipriai ką pakeitę tame. Natūraliai iš tikrųjų viskas yra progresuoja ir turi progresuoti, kitaip tiesiog mes stagnuojame. Tai pats perėjimas nebuvo labai sudėtingas.
Buvo iššūkių, bet manau, kad pavyko jas įveikti sėkmingai. Kągi, grįžtam tada prie elementarių klausimų, kaip žvalgui. Jeigu jums reikėtų per 30 sekundžių paaiškinti, na gerai, padauginsiu minutę, jeigu laiko duotume, kas tai yra žvalgyba, būtent karinė taktinė žvalgyba, kur jūs ir esate dabar? Ja, tai pagrindinis dalykas, manau, yra toks, kad vėl mes faktiškai yra vado akis. Tai yra rinktinės vado, batalionuose bataliono vado, brigadose brigados vado akis, ausis. Šiuolaikiniam mūšio tai viskas pasikeitė, tai yra ne viena akis ausis, bet krūva sensorių, iš kurių jie surinkinėja tą informaciją, būrio valdymo grupė, kuopos valdymo grupė apdoroja tą informaciją ir atitinkamai atiduoda į štabą, kad jisai priiminėtų sprendimus. Taip, ir galima drąsiai pasakyti, be žvalgų vienetas būtų praktiškai aklas. Faktiškai ne tiek saugus. Ne tiek, kad saugume turbūt, jisai padeda įvesti standartus, padeda laikyti standartų ir padeda atsakyti kai kurios klausimus, kurie gali būti rinktinės, kur reikalingi rinktiniai. Rinktinė, ar batalionai, arba brigadai, ar divizijai. Faktiškai atsakinėja jų klausimus užduotus. Tai priešo puolimo kryptis, koks priešas, kas ateina, vienu žodžiu atsakinėja tos pagrindinius klausimus. Taip, ir atmetus tą karinę romantiką, žvalgai per purvą, per spygliuotą vielą, na, turėdami, kaip pasakyti, išvengdami aibės grėsmių, turi prislinkti kiek įmanoma arčiau, stebėti ir matyti kiek įmanoma daugiau, kad pranešti viską aukščiau. Taip galim sakyti. Kažkokie niuansai yra tokie, kad faktiškai dažniausiai padaliniai būna vietoje arba perėję jau savo tas linijas daug anksčiau. Tai iki to, kad priešas, tai reiškia, nelendi tenais, kada priešas juda ir tu per tarpus lendi iki tų kažkokių pozicijų, iš kur tu stebėsi, ar tu atliksi kažkokią žvalgybą, arba rinksi kažkokius sensorius. Viską tu turi pasiruošti iš karto, susitvarkyti, pasiruošti, kad tu galėtum prisijimti tą priešą artėjantį ir kad nebūtų tai, kad tai yra, atsiprašant, va-bank daroma, nes tai yra ir visų pirma žmonių gyvybės. Turi viskas būti suplanuota, viskas turi būti aišku. Aišku, karo dūmas į dūmaitį ar karo, kaip pasakyti, rūkas duoda savo, bet kuriuo atveju maksimaliai planuoti, maksimaliai susidėlioti tą pasiruošti užduočiai, kad nebūtų netikėtų arba būtume pasiruošti netikėtiems veiksmams. Kągi, 20 metų tarnaujate, daugiau negu 20 metų tarnaujate žvalgu ir kada supratote, kad žvalgyba tai ne vien kariška romantika prie laužo, o labai ir labai rimtas darbas? Kokia buvo jūsų motyvacija tapti žvalgu? Tokia motyvacija, faktiškai negalėčiau sakyti, kad tokia buvo labai aiški motyvacija, nes aš panašu, kad pradžioj net nežinojau, kur aš ateinu ir ką darysiu. Tiesiog žinojau, kad tokie yra žvalgai, visi baziniuose kursuose, bet kur yra darę tas klasikinės žvalgybos, ar net priešo paieška, kažkam stebėjimo poste, įsirengęs stebėjimo postą dirbo. Tai tiesiog gavosi to, kad pradžia buvo tiesiog apsiuosimas, kiek iš bičiulio girdėta ir nebuvo tokio aiškumo pačiam, ką aš toliau norėsiu daryti ir kaip judėti. Tai tiesiog buvo toksai va-bank įėjimas. Pasakykite 3 žodžius, kurie geriausiai apibūdintų žvalgybos būrį. Mes turime savo žvalgybos būrio logo, ne logo, šitą kaip ir visi turi savo antsiuką, jisai ten latiniškai parašytas, tai pasakysiu tiesiog, sėkmė lydi drąsius. Tai pagrindiniai 3 žodžiai. Vadinasi, kaip pasakė vienas profesorius istorikas, tarp kitko labai neseniai, svarbiausia drąsa, tada mes sugebėsim apginti savo nuomonę, apginti savo tėvynę. Ką žmonės labiausiai prisifantazuoja apie žvalgus ir kas realybėje yra priešingai? Manau, kad pagrindinis iš vienų dalykų, kad žmonės daugiau ateinantis kariai dažnai nežino, kad arba įsivaizduoja, kad čia yra spec pajėgos. Tai visiškai priešingai yra.
galvoja, kad yra ta juoda taktika, čia judėjimas pastatuose, daug CQB elementų ir taip toliau, bet tai yra visiškai priešingai, nes žvalgas laimi tada, kada jisai nesutinka arba neišeina į kontaktą su priešu, o atiduoda informaciją, išeina iš ten, grįžta ir toliau daro savo darbus. Yra vienetai, kurie tai daro specifinės užduotis, kaip to šturmavimus, CQB elementai arba tos uždavinius, ir jie specializuoti tam, ir jie tam tik tai ruošiasi. Mes kaip savanoriai ir realiai, ir kaip PKT žvalgybos šitą būriai neturi tiek laiko, kad galėtų tos CQB elementus atidirbti iki kaip laikrodis, kaip dirba Lietuvos specpajėgos arba ARAS arba kiti specializuoti padaliniai. Žvalgai turi savo specifiką, taip? Taip. Kaip savo būrio atrenkat karius? Kokie jūsų kriterijai? Kas gali sulaukti pasiūlymo ar galbūt skelbėte savo padalinėje rinktinėje atranką? Kartas nuo karto. Taip, tai pagrindinis šaltinis, iš kur mes gauname žmonių, negauname, o iš kur ateina papildymas, tai taip rinktinė, šiek tiek Šaulių sąjunga ir buvę šauktiniai. Kaip ir visi kiti pasiskelbėm, kad bus atranka, turim savo puslapį, kuriame galima užsiregistruoti, pateikti savo nedidelį dosiją, ne dosiją, galima savo gyvenimo aprašymą, kas, kur, kaip, ką darėjai, kaip tu padėtum mums tobulėti ir kaip pats tobulėtum, kaip įsivaizduoji, kad pats tobulėtum. Ir mes turime faktiškai pagrindinis dalykas yra psichologinis portretas, motyvacija ir fizinis pasirinkimas. Visi trys turi dalyvauti. Jeigu padarysi ten kalną atsispaudimų, prabėgsi idealiai, bet galva nedirbs, tikėtina, kad tau bus sunku pas mus. Ir tikėtina, nepraeisi. Galbūt. Ar yra būryje merginų? Ne, šiuo metu nėra. Nėra taip, kad mes specifiškai sakom, kad negalima. Tiesiog mes norim laikyti panašius standartus visiems, nepriklausomai nuo lyties, nes visi turi atlikti savo darbą ir sugebėti nešti tą kuprinę šiais laikais, ne vien tą kuprinę, kur jūsų daiktai, bet ir papildomai elementai kaip akumuliatoriai, dronai, kažkokie sprogmenys, dar kažkas, kas realiai iš tikrųjų sudaro svorį. Bandykime tamsta Šarūnai paimprovizuoti. Žvalgo ekipuotė, ginklas liemenė, kiek svertų pas jūs? Žvalgo ekipuotė, gerai, galima tai pasižiūrėti. Faktiškai iki karo, realiai Ukrainos karo, tipo aktyvių veiksmų, faktiškai visą laiką buvo visi tik su lengva ekipuotė, ne? Tai buvo ta long range vadinama dalis, tai reiškia Panama, kepuraitė vadinama, tada lengva iškrovos liemenė, be šarvinių liemenių, be šarvinio elemento, o šiais laikais jau po biškį keičia tai, kad yra high-cut šalmai, kad neribotų to garso arba to garsinio vaizdo, kur surinkimo iš aplinkos. Ir kažkiek tai papildomai apsaugos, nes kadangi yra pavojus iš ne vien iš artilerijos, bet šiuolaikinio mūšio lauke labai didelį pavojų sudaro atskrendantis dronai. Tai jeigu nėra labai didelis atstumas, faktiškai visą laiką turi būti šalmas ant galvos ir maksimaliai apsauga ant krūtinės, kiek įmanoma apsaugoti kritinius organus. Taip, kiek visą tai svertų? Kuprinė, ginklas, liemenė pratybose pas jūs? Kuprinė, ginklas, liemenė, galima sakyti, bus nuo 20 kg iki 30-35 kg. Nešiojate patrulio antsiuvą, esate baigęs šį kursą. Kiek jisai truko? Kursas trunka 9 savaitės. Solidu. Ir koks procentas baigė? Žinau, tikrai nedidelis. Faktiškai dabar negaliu tiksliai atsakyti, priklauso nuo laidos, nuo metų, kaip sekasi, kokios oro sąlygos, kokia yra motyvacija pas karius. Faktiškai dažniausiai apie pusę baigia, apie pusę 50% turėtų baigti standartiškai ir standartiškai baigia. Mes būrį turime nemažai baigusių, čia ne aš vienas, apie 6 karius, kurie baigia kursą. Kurie baigia būtent ne įžanginį patrulių, bet tą patį tikrąjį pilnai patrulių. Taip, pilną kursą baigia. Čia vienas iš tokių dalykų, kai mes motyvuojam, ne tiek, kad motyvuojam, jeigu matom, kad karys gali
praeiti, arba pats pasisako, aš noriu eiti, tai mes jam padedam pasiruošti, kad sudalyvauti šitame kurse ir galėtų ne vien išsibandyti, bet įgauti papildomų žinių, kurie jisai tas kursas ir įdeda, padeda įgauti, ko pasiekoje turim tam tikrą kiekį žmonių, kurie pasiryžo ir sėkmingai jį įveikė. Vadinasi, šitas antsiuvas yra žvalgo, kokybės ženklas. Net nesakyčiau, kad kokybės ženklas. Čia tiesiog yra Kvalifikacijos. Ne tiek ir kvalifikacijos, tiesiog pavyko padaryti, įvykdyti normatyvus, kurie yra nustatyti tenais, gauti tą antsiuvą ir mes tiesiog gaunam tuos antsiuvus. Tai labai paprastai, tiesiog yra normatyvų įvykdymas. Ir aš manyčiau, kad tai neturi kažkaip tai to žmogaus išimti iš to konteksto bendro ir sakyti, kad taip, jisai gavo antsiuvą, jis kažkoks yra aukštesnės kastos. Ne, tai yra tiesiog toks pat paprastas žvalgas, kaip ir visi kiti, tiesiog įsinešioja antsiuvą. Kaip atrodo jūsų pasirengimas pratyboms? Kaip rengiasi žvalgai? Nuo ko pradedate? Tai pagrindinė esmė, kai mes iš tikrųjų pasikeitėm savo, ne tiek, kad pasikeitėm, o pasimodifikavom, prisitaikėm prie kario savanorio tarnybos aspektų, arba kaip savanoriai dažniausiai dirba, prie jų laiko trūkumo. Tai mes susiskirstėm realiai į modulius savo rengimo metų ir mes taip stebim, kad kažkur taip kario savanorių pasirengimas yra iki toks mums tinkamo lygio yra 2-3 metai minimum. Tai pagrindiniai dalykai moduliai, tai reiškia individualius rengimas, kad kariai iš tikrųjų galėtų funkcionuoti kaip normalūs kariai, kad po žinių bagažą susirinkti, ir tada kolektyvinis rengimas, kuriam duodam labai daug dėmesio, kad tie skyriai susidirbtų kaip vienetas. Taip, įdomu, koks karys standartiškai ateina pas jūs. Tarkim, buvęs šauktinis, ar tarkim buvęs, nebuvęs, bet esamas karys savanoris su stažu didesniu, su stažu mažesniu. Koks tas standartas, kurį dažniausiai jūs turit progos, kokia ta žaliava, kurią jūs čiupinėjate ir iš kurios padarote žvalgą? Turime faktiškai iš visų tų etapų, kuriuose yra karys žmonių. Turim žmonių, kurie atėjo iš viso nuo nulio, tiesiog kario savanorių tarimą pradėjo. Ir praėjo pas jūs atranką? Taip, tiesiog motyvacija yra, galva dirba, fizinis pasirengimas yra ir tu gali pilnai praeiti. Taip. Taip. Ir minėjote, ateina ir šauktiniai, kurie praėjo 9 mėnesius, taip. Po to nusprendžia pratęsti tarnybą Kaspe, nori kažko daugiau, apie ką aš minėjau pradžioje, pasirenka žvalgus. Taip. Supratau. Gerai, ar turite išskirtinių atvejų? Žmogus tarnavo 5 metus pėstininku, nusprendė tapti žvalgu. Ar gali tai būti? Pilnai. Tai nėra visiškai ribojantis veiksnys. Tiesiog žmogus nori ateiti. Netgi faktiškai turime karių, kurie buvo kuopoje 10-20 metų ir jie tiesiog nusprendė pasikeisti savo net po tiek laiko? Taip. Jiems pavyko? Be problemų. Kągi, smagu girdėti, aš manau, tikrai būrys pasipildys naujai norinčiais po šios mūsų tinklalaidės. Pakalbėkime apie naujokus, prašau. Kokie top 3 dalykai, kuriuos naujokai pamiršta prieš pratybas? Galbūt susitvarkyti ekipuotę. Vienas iš pagrindinių turbūt būtų. Pasiruošti ekipuotę pagal užduotis. Galbūt kai kam yra mažiau patirties, jie turi mažiau patirties, ko pasiekoje, jie nesusitvarko taip, kaip reikia, kas gaunasi biščiuką toks bardakėlis, kas dar čia galėtų būti. Negaliu tiksliai sakyti iš tikrųjų. Ir ta ekipuotė barška, žvalgas eina. Čia ekipuotės barškėjimas, taip, tas klasikinis dalykas, kad pašokinėk ir barška pas tą. Šitas dalykas jau daugiau ar mažiau praspręstas, nėra ten tų kalno katiliukų su savim nešančių, dar visokių nereikalingų daiktų. Mes realiai iš tikrųjų parodom naujokams, kaip reikėtų tą ekipuotę sudėti iš karių, kurie yra pasibaigę kursus, kažkiek daugiau laiko praleidę yra tarnyboje. Ko per pratybą žvalgams trūksta labiausiai? Miego, vandens, maisto, laiko ar disciplinos galbūt? Manau, kad jeigu taip žiūrint iš savanoriškos tarnybos, kadangi mes žiūrėsim iš šitos tarnybos pusės, pratybų laikas, dažniausiai standartinis pratybų laikas nėra ilgas.
tai realiai šitą visas priemonės galima pasidengti. Vanduo pasiemi kiek įmanoma to vandens su savimi, vandens filtrai, kurie dabar šiais laikais labai išgelbėjo gyvenimą, galima faktiškai iš tos balos pačios gerti vandenį ir neturėti problemų. Maistas irgi, sublimuoti maistai, su kuriais galima iš tikrųjų irgi pakankamai normaliai ir ilgai gyventi. Disciplina, tu jau esi žvalgybos būry, tai faktiškai automatiškai ta savęs disciplina yra skirių vadų. Šita vienas iš pagrindinių punktų, kaip jie turi užtvirtinti. Ir faktiškai manau, kad užsitvirtina šitas, kad tai nėra, nesakyčiau, kad kariai nežiūri tą ir nesiruošia teisingai ir gana lengvai palūžta. Taip, pėstininkų kuopų vadai dažniausiai giriasi. Sako, pas mane gera kalvė. Tas išvažiavo į misiją, tas išėjo į profesinę tarnybą ir tikrai dar yra net ir tapusių karininkais. Kokia kalvė pas jūs? Ar yra žmonių, kurie praėjo atrankas į specialiosios paskirties pajėgas, galbūt išėjo į vidaus reikalų ministerijos tarnybas specialias? Ar taip yra? Ar jūs esat vienas kumštis ir verdat savo sultis? Manau, yra normali praktika, kad dalis žmonių nori dar daugiau, ar ne? Tai nugravituoja jie į dar labiau specializuotus vienetus. Tai taip skauda mums, kad geri kariai išeina, bet žinom, kad jie išeina ir papildo dar geresnius vienetus ir padeda jiems tobulėti, tikiuosi, ir patys tobulėja kaip kariai. Kągi, mūsų savanorių pajėgų specifika. Žmonės į tarnybą ateina po darbų studijų. Kaip per trumpą laiką perjungti šiuos žmonės į taktinį režimą? Visgi tai civiliokai, inžinieriai, mokytojai, sportininkai ir kitą dieną jisai žvalgas. Taip, visa savanoriška tarnyba yra klaikus laiko trūkumas visoje tarnyboje. Tai reiškia, mes klaikiai bandom išnaudoti tą sutvarkytą laiko tą aspektą, kad turime per tą savaitgalį arba tas 2 arba 3 dienas išspausti maksimaliai laiko. Taip, faktiškai matosi dažnai, kad karys tiesiog jau pradeda norėti miegoti, ar ne, vien dėl to, kad iš tikrųjų jisai dirbo visą savaitę ir čia jam iš karto reikia pradėti dirbti taktinėje veikloje arba kažkokios pratybos suruoštis, arba rengti pratybas, arba kažką daryti. Tai kiekvieno žmogaus disciplina, dažniausiai, kaip jis tai padaro, per daugelį metų daugiau ar mažiau visi yra atidirbę savo taktikas, kaip jie tai daro, kaip jie prasiverčia dirbti. Taip pat manau, kad kadangi jie ėjo atrankas, jie žino, kur jie pateko, jie turi tokį kaip mindsetą, dėl ko, kaip jie gali peršokti tą režimą, kur reikia dirbti. Taip, vadinasi, tas tumbleris yra giliai. Giliai pasąmonėje, kur persijungia faktiškai automatiškai. Tik peržengi dalinio vartus ir jeigu ant pečių kuprinė, viskas, tu tai manau dar karys plius, žvalgas. tai duoda tą, kad kolektyvas yra, tai visi ateina pas savęs, jau jie viens kitą pažįsta daug metų, dažniausiai daug metų jau, ir tai nėra, kad jau yra sumestiniai žmonės. Išvykdami su šiais žmonėmis į pratybas, ką būtiniausiai pasitikrinat? Kokia logika jūsų? Priklauso nuo to, ką darysim, kokią užduotį darysim. Tai jeigu važiuojamas į lauko taktinės pratybas, ar vertinamas pratybas, ar dar kažką, tai faktiškai mano darbas iš tikrųjų yra sužiūrėti, kad skirių vadai, grandžių vadai žino uždavinius, o tada toliau nemikromenedžinu, skirių vadai, grandžių vadai užtikrina, kad kariai būtų pasiruošę tam uždaviniui vykdymui. Apibūdinkite, prašau, tipinės pratybas žvalgų būryje. Atvykstat ir galų gale pakabinat kuprinę jau namie. Kokios jos būtų? Penktadienį renkatės? Aš manau, kad galima būtų pavyzdį imti, kaip mes turime kas metai, kas 2 metai, mes vadiname jį orientaciniu moduliu. Tai jisai yra vienas iš tokių sunkesnių individualių įgūdžių reikalaujančių pratybų. Tai reiškia, startuojama penktadienį naktį, o baigiama sekmadienį per pietus. Tai šičia mes pasitikrinam, kaip karys gali funkcionuoti labai ilgą laiką vienas,
ir pamatom iš tikrųjų realiai va, visą tą jo rutiną. Tai reiškia, jisai turi tašką A, tašką B, tas taškas B gali būti už kokių 50-60 km, jo miego laikas ir galutinis laikas, kada turi ten ateiti. Ir po pratybų pamatom, visi pasidalina įspūdžiais, kaip jie ėjo, kiek laiko ilsėjosi, kur matė priešą, kur matė droną, kažkur bandė jo surasti. Va čia yra pagrindinis toksai lakmuso popieriukas, kur pasimatom, kur ne karys paskęsta kažkokiam skyriui ir bendrai, kur skyriaus vadas ištraukia, bet realiai tu sudirba jisai kaip individas kaip karys, funkcionuojantis visiškai atskirai, kur jisai viską turi pats susiplanuoti. Koks pratybų momentas pratybose jums, Šarūnai, būna sunkiausias? Pradžia, laukimas, žygis, kontaktas ar grįžimas? Turbūt pradžia, kada reikia visus startuoti, būna turbūt sunkiausia, o toliau veikia individualūs įgūdžiai. Tai faktiškai, manau, tik pradžia. Būtent tas persijungimas. Jo, persijungimas. Persijungimas toliau tiesiog veiki. Šiek tiek reikia įsibėgėti, bet paskui įsibėgėja ir paskui jau tiesiog viskas vyksta iš eigos dažniausiai. Ir jungi tiesiog tos standartus, ko mokysi, ką prieš tai darėjai, ką iš galvos pradeda išlindinėti visi tie reikalai ir po truputį judi į priekį ir tiesiog įsibėgėjai. Kaip atpažįstat, kad jūsų būrio karys, žvalgas, pratybose pradeda palūžti, jeigu tai įmanoma? Ką darytumėte, darote kaip vadas tada? Tai kadangi pagrindinis tikslas yra niekados nemikromenedžinti karių, tai yra čia daugiau yra skyrių vadų darbas ir grandžių vadų, kad jie užsitikrintų, kad jų kariai funkcionuoja. Tai nebent būtų iš mano pusės, tai nebent su skyrių vadų palūžimais ar ne, tai, bet tai neįvyksta iš tikrųjų. Manau, kad vyksta rečiau. Ir tai mes susitvarkom po pratybų, susihelinam tas pačias situacijas per, kaip Jankiai sako, after action review'as, tai tarkim dažnai pasidarom apsitarimus, pasižiūrim, ką darėm gerai, ką blogai darėm, ką reikia pasitobulinti. Taip, nes dėl to palūžimo kažkas gali būti kaltas, ar prastas pasirengimas, ar neišsimiegojimas, ar... Taip, neišsimiegojimas tai visą laiką bus, tai čia ta norma visų pratybų metu, ne vien pas savanorius, tai yra tiesiog taip yra ir tokia jau situacija bendrai yra. Papasakokit, prašau, situaciją bendrais bruožais, kai jūsų komanda, jūsų būrys suveikia idealiai pratybose, tarkim. Kada tai įvyko, kokiom aplinkybėm, tiesiog jeigu galima, bendrais bruožais. Manau, kad vienas iš tokių pratybų, kurios buvo ir pakankamai ilgos ir pakankamai galbūt šiek tiek buvo rutininės, tai buvo tam pačiam poligone standartiška, kur visi važiuoja pasitreniruoti ir gauti tokios įdomesnės patirties, tai Vokietijai, kai mes turėjom garbės dirbti su 8 pulku specpajėgų ukrainiečių ir mes vieną užduotį, kadangi nelabai turėjom ką veikti, susiplanavom realiai iki Z, viską nuo A iki Z ir faktiškai visi sudirbo labai gerai ir ukrainiečiai buvo patenkinti ir mes, manau, buvom pakankamai patenkinti, nes išsibandėm viską, važiavimas naktį su transporto priemonėmis naktiniais, pačios užduoties pridėjimas, pačios užduoties vykdymas, pakankamai viskas normaliai įvyko tenais. Taip kaip planavo, taip ir pavyko gerai. Taip, nebuvo įvesti kažkokie netikėti atvejai iš pratybų organizatorių ir manau, kad pakankamai neblogai įvyko. Taip, kaip pavyko bendradarbiauti su jūsų minėtais ukrainiečių žvalgais? Tai žmonės patyrė su fronto patirtim ar naujokai? Ten buvo pakankamai šviežia komanda su labai gerais vadais, kurie daug metų dirbo nuo 14 metų nuo ato laikų. Ir ten yra specializuotas padalinys, specpajėgų padalinys, kuris, kiek dabar žinau, vis dar kariauja ir pakankamai labai gerai kariauja. Ir tada jie buvo su didelė patirtim iš fronto. Tai mums buvo pakankamai įdomu su jais bendrauti ir iš jų gauti informaciją, kaip jie dirba ir tada iš šono stebėti, kaip jie iš tikrųjų funkcionuoja kaip vienetas. Taip, ko išmokote, jeigu ne paslaptis? Išmokome, kad šiek tiek
kaip ukrainiečių tokia specifika, jie pakankamai laisvai bendrauja ir pakankamai laisvai funkcionuoja. Tai reiškia, kiekvienas kažką gali ten pasakyti, jie apsižodžiuoja ir taip toliau. Ir tas jų toksai fokusas, kai reikia jau dirbti. Išsijungia visas nesąmonės ir daro savo darbą. Tai žmonės aukštos klasės profesionalai. Taip. Kiek mums? Toli iki jų ar ne? Nežinau kaip kitiems, kaip profesinės tarnybos kariams. Mums turbūt tiesiog trūksta laiko pasiekti tą, plus mums pasisekė, mums nereikia griauti. Sakykit, jeigu klausimą išverčiu atvirkščiai. Ar buvo tokių situacijų, kai kažkas pratybose nepavykot? Kaip išmokot tokią pamoką? Ką patyrėt? Faktiškai taip. Buvo vienas atveju ir tose pačiose pratybose, kur galėjom ir iš kitos pusės pasifunkcionuoti, tai aš su savo pavaduotoju vykdėme užduotį, kurios turėjom nevykdyti. Ko pasiekoje gavosi taip, kad pratybų scenarijai buvo jau numatyta, kad bus kažkas tai papildomai ir mes grįžom ir faktiškai buvo toksai gavosi, kaip sakomas, tas last standas. Nes grįžom į vietą, jau priešas iš tikrųjų ne už kelių kilometrų, o realiai už kelių šimtų metrų. Ir jau reikia tenais faktiškai daryti tą tokį miestelio pozicijų gynybą ir faktiškai be galimybės atsitraukti. Tai reiškia, mes pražudėm visą padalinį. Pratybose jūs pergyvenant, kad dėl jūsų kaltės? Tai buvo vienas iš gerų kartu išmoktų pamokų, nes mes kadangi žudomi pratybose, tu supranti, kad taip negalima daryti, nebūtų galima daryti karo metu, nes tai privestų prie to, kad visas padalinys faktiškai būtų sunaikintas iš karto. Taip, ir pratybose Vokietijoje jūs veikiate su milesais, taip, tai su simuliaciniam sistemom, kurios leidžia suprasti, kada į tave pataikė. Taip. Kokios buvo sunkiausios arba lengviausios pratybos arba varžybos? Vienas iš sunkiausių varžybų, tai gali būti ir tarptautinės, nebūtinai Lietuvoje. Jo, faktiškai pačios sunkiausias varžybos, kuriuose esu dalyvavęs, tai yra Admiral Pitka Estijai. Didelis kiekis kilometrų, didelis. 3 paros, faktiškai 170 kilometrų. Miegas pagal save, kaip spėjai sumiegoti, galima sakyti, kaip spėjai išmiegoti jo, eidamas vykdydamas tas užduotis, vykdydamas tas varžybų užduotis, jo. Karštis, šaltis, pelkės, vanduo, žodžiu, viską tai gauni Estijoje ir faktiškai, kadangi Estijai daug tų pelkių, tai ten viską tą ir gauni. Tai vienas, manau, iš pačių sunkiausių tokių varžybų, kuriuose teko dalyvauti. Ar jūsų tarnyboje yra buvę situacijų, kai pratybose teko užduotį atlikti nestandartiškai? Papasakokite. Faktiškai didžioji dalis pratybų pas savanorius yra nestandartinė. Reiškia, mes visą laiką išeinam iš standartų. Standartai yra tam skirti, kad juos visą laiką būtų galima grįžti, jais pasiremti, kai kažkas pradeda neveikti improvizuojant. Reiškia, toks kaip ir pamatas, kuris yra uždėtas, ar ne, ir mes paskui tiesiog galime, turėdami pamatų, pradėti tas improvizavimą. Tai aišku, ir dar patirties atsiradant didesnį patirčiai, pradedame turim papildomą galimybę funkcionuoti ir padaryti užduotį biškai kitaip, nei yra, tarkim, parašyta kažkokiame dokumente, kažkokiuose standartuose, būtent kaip turi operuoti tas žvalgybos vienetas. Tai manau, kad standartiškai beveik visą laiką per pratybas tai vyksta, tarkim, per mūsų paskutinės lauko vertinamasias pratybas. Irgi tas pats buvo, kad faktiškai... Turite omenyje tvirto skydo? Jo, mes visą laiką, kad nebūtumėm tie, kurie tiesiog sėdim tepimo poste, išsimetę tas akis ar ne, ir matom tik tą siauro ruožą, mes pasidarom tai priemonių, arba papildomai pasirūpinam priemonėm, kurios padeda mums atlikti darbą geriau, ar ne, tai stebėjimo kameros, dronai papildomai, tas visas sluoksniavimas tos informacijos gavimo, kad mes pasitiktumėm priešą kuo anksčiau. Kaip mokomi žvalgai?
Pamąstyk prieš užduotį, ar darykas pasakyta. Kur tai yra riba, kur skyriaus vadas gali nuspręsti, kad reikia jau džiazuoti. Faktiškai mes visą laiką, pagrindinis dalykas yra gerai susiplanuoti užduotį. Kad kariai išeinantis turėtų viską susidėlioję taškai ant į, kad turi būti atsakyti visi klausimai. Tai planavimas turi būti, tai reiškia pamąstymas turi būti. Nes išėjus tik tais taip iš oro, dažniausiai būna daromos klaidos. Pratybose daromos tiesiog tos klaidos nekainuoja gyvybės, realioji situacija tai kainuoja gyvybės. Apibūdinkite jūsų nuomonę idealų žvalgą. Koks jisai? Turi galvą, turi motyvaciją. Ir visa tai, kad padėti tai, kad visas tas motyvacija nekristų, jisai toliau funkcionuotų ir galėtų mąstyti, fizinis pasirinkimas. Ir visą tai galima tobulinti. Taip, kiekvieną dieną faktiškai gaunasi taip, kad tu tiesiog negali nusiėmęs uniformą ir viską tai pamiršti. Tavo tas darbas yra daugiau ar mažiau be sustojimo, turi tobulėti, turi kažką papildomai daryti, kad tau būtų lengviau pratybose. Už ką mylite savanorių pajėgas? Tai man toksai buvo komplikuotas klausimas šitas. Kaip galvojau, manyčiau, kad už tai, kad suteikė galimybę sutikti daug nuostabių žmonių, kurie didžioji dalis tapo mano gerais draugais, leido būti kolektyvo dalim, arba leidžia būti kolektyvo dalim, kuris yra dabar pas mus. Ir tas kolektyvas jums brangus jau daugiau nei 20 metų. Taip, jis padidėja, kartais sumažėja, kažkas ateina, kažkas išeina, bet tai yra natūralu. Kaip valdote baimę? Kaip gebate suvaldyti baimę situacijose, kurios gali kainuoti reputaciją, kainuoti gyvybę, jeigu tai ne pratybos? Ar žvalgas bijo? Faktas bijo, bet čia vienas pagrindinių dalykų, kad yra faktiškai sunku suimituoti baimę taikos metu. Aš taip manau. Tai yra, nėra ta baimė tikroji, kur tu realiai esi gyvybės arba mirties to klausimu, tai tiesiog turi veikti. Jeigu pradėsi galvoti per daug apie tas baimės, faktiškai tada užsirakinsi ir tada pradėsi dirbti tavo vidiniai, psichologiniai momentai ir tu tiesiog negalėsi padaryti kažkokio dalyko. Tai tiesiog turi imti ir daryti. Vadinasi, su baime reikia dirbti. Su baime reikia dirbti, galbūt reikia daryti dalykus, kurie tave išstumtų iš komforto zonos. Kiekvienos pratybos iš esmės yra išėjimas iš tos komforto zonos. Taip, faktiškai kiekvienos pratybos, nežinau, mes kadangi turim tokius papildomas pratybas arba galimybės dalyvauti kursuose, taip kaip parašiutinis rengimas, tas duoda biščiuką šiek tiek papildomo dalyko, kad karys sugeba tiesiog eiti, kai atsidaro duris ir instruktorius pasako šok ir tu tiesiog turi šokti. Arba virvės tas pats, ta virvė, kai tu nesi prisirišęs yra stora virvė, tiesiog kabiniesi ir leidys. Nes tai yra natūrali baimė, kad išsprūs rankos, nukrisi. O kadangi tu sitreniravęsis, reiškia atidirbęs tą, tu tiesiog eini tai iki mechanikos. Pasiėmai, leidys. Taip, ir baimės neturi būti. Tu esi karys, žvalgas, taip, gerai parengtas, tėvynė į tave investavo. Kaip, Šarūnai, jūsų nuomonė šiuolaikinės technologijos pakeitė karybą dabar, kad ir geopolitinių situacijų kontekste? Taip, dabar pagrindinis, kaip ir matom dabar ir kalbos, ir visų dronistų, dronų, dievų mūsų kalbose, kad kalbama, kad tik tais yra dronai, aš manau, kad tai yra taip. Tai pakeitė labai stipriai, įgalino padaryti daugiau su šiuolaikiniam sistemom. Tai reiškia, yra ne vien akis ausis, bet yra sensorių rinkinys, kuris nesiriboja vien tik tais dronais. Yra kameros, seisminiai davikliai, tos humintinės operacijos irgi, kad žmonių gali gauti tą informaciją. Vienu žodžiu, krūva dalykų, kurie tau padeda gauti arba įgalina mažą padalinį padaryti daugiau, nei jisai galėdavo padaryti anksčiau. Kaip svarbus pasitikėjimas tarp žvalgų? Tarpusavio. Tai vienas iš pagrindinių, matau, punktų kolektyve. Turime
Aš turiu pasitikėti savo skyrių vadais, o skyrių vadais turi pasitikėti savo kariais. Kaip tai pasiekiama? Daug metų darbo. Kolektyvas susitinka ne vien turbūt pratybų metu, bet ir bendrauja tarpusavėje, išsisako savo problemas, tos problemos bandomos spręsti, ar jos išsprendžiamos ar ne, bet stengiamas prieidinėti prie kažkokio konsensuso, kad mes galėtumėm funkcionuoti kaip darnus kolektyvas, ne vien kolektyvas, bet kaip ir vienetas. Kaip tarnyba žvalgo jūs pakeitė kaip žmogų? Nelabai įsivaizduoju, ar labai daug turėjo įtakos, nes su civiliniam gyvenime šiek tiek sunkiau tai pritaikyti ir aš stengiuosi iš tikrųjų atjungti tai, nes tai kartais gali kelti kažkokią tokį nesupratimą tarp paprastų žmonių, nes jie tai nedaro ir tai gali būti atrodyti per daug nekonvenciška tam standartiniam gyvenime. Taip. Vadinasi, jūs savo įgūdžiais, nespinduliuojat, nesidalinat civiliniam gyvenime. Ne, nes tai nėra būtina žinoti kitiem, civiliniam gyvenime žmonėms. O civilinis gyvenimas yra, jūs esate karys pilietis, karys savanoris, dirbate, turite verslą. Dirbu. Kas buvo sunkiau? Admirolo Pitkos pratybos ar tinklalaidės Savanorių akiratėje filmavimas, siaučiant vėjui, krentant sniegui? Du nepalyginami dalykai. Čia galbūt išeinama iš komforto zonos, nes netenka tai dažnai daryti arba neteko niekada tai daryti. Tai įdomi patirtis, kaip ir ten įdomi patirtis iš savo pusės. Mes savo ruoštų Savanorio tinklalaidės žiūrovams galim pažadėti, aš manau, ne tik tai žvalgų artimiausioje ateityje, bet ir pokalbių su kitais kariais specialistais. Iki naujų susitikimų.